Šiandien noriu pakalbėti apie antrą organą, kuris labai susijęs su skydliaukės sutrikimais, tai yra antinksčiai. Antinksčiai yra dvi mažos liaukos virš viršutinės inkstų dalies virš jo poliaus ir kiekviena yra maždaug graikinio riešuto dydžio. Šios mažos liaukos labai svarbios sveikatai ir gerai savijautai. Jos veikia beveik kiekvieną organizmo sistemą. Padeda organizmui tinkamai reaguoti į stresą, palaikyti emocinį lygį, reaguoja į imuninės sistemos funkcijas, širdies ritmą, reguliuoja skysčių pusiausvyrą kūne ir kraujo spaudimą. Dar gamina adrenaliną ir noradrenaliną, tai yra šitie hormonai vadinami bėk arba kovok ir padeda organizmui susidoroti su ūminiu stresu. Antinksčių pervargimo priežastys gali būti stresas darbe, emocinė įtampa, lėtinės ligos arba infekcijos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus miršta ir gedi to mirusio žmogaus, finansiniai sunkumai, jeigu pasiėmė banko paskolą, neina atiduoti ar kitos paskolos, įtempti santykiai su žmonėmis, pavyzdžiui, skyrybos arba pykčiai barniai šeimose, turto nepasidalinimai, operacijos ir didelis skausmas po jų ar kitoks skausmas, miego sutrikimai, depresija arba nerimas. Ir kaip su tuo kovoti, kokia yra prevencija antinksčių pervargimo, sekite mano ateinančius video.